Rekomenduoju porą metų nestoti universitetą, kaip tai neskambėtų nemokšiškai. Mokymosi programos vėluoja 10-15 metų. Yra daugybė naujų technologijų ir yra labai daug learning by doing. Pavyzdžiui, Zaros įkūrėjas Ortegas Inditex verslą pradėjo būdamas 48 metų. Kitas žymus veikėjas Buffettas, jisai 99% savo turto sukaupė jau įžengęs į 60. Patirtis yra neatsiejama dalis. Tarptautinėse kompanijose padirbę ir didelę patirtį sukaupę žmonės, žinodami, kaip pritraukti viešą kapitalą, ką tą verslą finansuoti, su patirtim žmonės įkuria savo verslus. Pradedant verslą, reikia turėti kas patars. Tavo paprasčiausiai reikia atsidurti geroj terpėje. Kažko tokio unikalaus labai greitai negali sukurti, jeigu tai nėra apribota technologiniam žiniom. Reikia turėti supratimą, kokio tavo dydžio rinka yra, kuo tas verslas ir produktas bus unikalus ir kur tu semsies žinių ir technologijų. Tokia yra auksinė taisyklė, jeigu nori būti protinga šalia savęs, turėk protingesnius žmonės.